Žodžiu, noriu parodyti vieną dalyką labai fainą. Buvau Medelyne ir nusipirkau saugaliukų, kadangi sauruolė pas mane, kaip sakiau, neprigijo, tai nusipirkau sauruolę, čia yra Black Beauty, tada 2 saulainės, ežiuolę, muilinė gubo, bet čia kažkokia tai šliaužianti kitokia, ne muilinė, nežinau kokia, tada 2 kadžulės ir raskela. Tai eisiu dabar sodinti. Nors arelis toks šiaip savo, bet manau, galam tai bus naudoti geriau. Tai va, šitas grožis keliaus į čia ir pabandysiu įkišti dar tą sauruolę į kažkokį vazoną laibūną, bet nemanau, kad jau ką išleis. Tai proga žolės išrausiu ir įsodinsiu. Ir tame net, kai išgriuvus, gal keliaus iš čia, o gal ir paliksiu, nežinau. Tai va. Ir čia pasodinsiu kadžolės. Čia buvo sodintos, kaip sakiau, dingo. Manau, bus gerai. Kažkaip taip. Nepraėjo ir pusvalandukas ir biški vaizdas pasikeitė, greit praravėjo, spėjo ir ateit lietus ir praeit per tą laiką. Tai žodžiu, ten pabudlėje radau dar rudbekijas ir tai 2 pasodinau čia, nes jos ten visiškai pavėsė ir vargo. Tada čia tos kadžolės sutupė, tada alūnė, žodžiu, raičinas, čia ta ežiuolė, ten sauruolė ir mano išauginta rudbekija, va šita yra pirktinė. Tai yra išauginta iš sėklų. Labai faina, kad taip užaugo. Ir žydrūnai, kaip sakiau, irgi iš mano sėklų, žodžiu, tvarkingiau geriau. Vita prabėgo kraštuką nelabai tiesiai, bet kažkaip prabėgo su tuo atskirtuvu, kurį prie progos parodysiu. Ir bitutė jau atskrido. Tai va, visai gerai atrodo. Kai sužydės, iš viso bus gražu. Sakė, kad sauruolė turėtų dar spėti sužydėti. Ir patagoninė verbena jau pradeda žydėti. Ir čia, kadangi pas mane dar liko vietos, čia buvo tulpės iškasų, tai galvoju, paimsiu raskalos iki šio dabar gabalėlį. Ten blizgi, man atrodo, auga, tik aš nesu tikra, tikrai jinai, nes lapų, tai nežinau, kaip jie turėtų atrodyti. Čia pradeda žydėti mano budlėje. Žodžiu, buvau šiltnamį, susirinkau pomidorus ir vakar norėjau daržą. Kadangi lijo lietus, labai skubėjau, tai reikės eiti dar, bet atrodo daug geriau, išroviau, bulves apravėjau, tai bet reikės kažkada kasti toliau. Ir čia prisėjau salotų, ridikų ir dar kažko. Tai va, tai atrodo tikrai daug tvarkingiau, kai nusikas bulves čia dar gal ką nors sugalvosiu pasėti. Jų čia va tik tiek ir yra. Realiai šiaip ir perku ir sodinu tik tai tokiam valgymui. Dabar. Šitas kampas atrodo taip ir brokoliai, ir kaleropės, ir, žodžiu, moliūgai dekoratyviniai kažkur šiandien. Faina, kaip dekoras. O čia mano įžymioji komposto dėžė, kurioje kasmet auginu moliūgus, nelabai gražiai užželia. Ir dabar galvoju, yra jau užmėgsta. Bet čia tikrai moliūgai. Reikės vėl kabinti prilaikymus, kad nenugriūtų, nenulūžtų ir taip toliau. Nes čia iš tikrųjų net nežinau kokios sėklos. Tai va, ir jisai eina, pas kaimynus eina. Nes lapų dydis, kad suprasti, čia yra mano ranka ir yra pomidoro dydis, lapų dydis. Tai va, čia dar reikia dėmesio, bet to irgi nežydės didieji. Tai va, ir kopūsčiukai su sraigėm visom.
Galima gal net ir kokį balandėlį bus padaryti, klausykit. Nai. Oi, vos nepamečiau ir kameros, ir pomidorų. Tai va. Toks vaizdelis. Ir čia buvo ravėjimas, nežinau, kelintą kartą. Bet jau, manau, šią vasarą bus tikrai dar ne kartą. Ir čia nuo tvoros, kurią remontuos, persodino monardą. Su žiedais jau. Buvo nieko nebus, nes o puikiai žydė. Tai kaip ir fainai. Sveiki, grįžau aš namo ir matot, grįžau su tokiu draugeliu. Ir tai sūnus gimtadienis ir, žodžiu, kadangi dovanai yra padovanota, gimtadienis bus kitą dieną, ta prasme švenčiamas, nes yra vidury savaitės, tai galvoju, reikia, kažkaip jį pradžiuginti. Ir ieškojau kažko tokio berniukiško, labiau kaip čia didesniam berniukui, bet šitas buvo vienintelis iš tokių, kur dar gali pritempti, nes ten visokie Power Patruliai ir panašus dalykai. Tai vėl, kadangi jis labai domisi dinozaurus, tai paėmiau šitą ir tuoj parodysiu dar vieną dalyką. Ir kitas dalykas yra toksai, tokie pirkiniai. Varškėčiai mažylė su apelsinų žievele. Čia yra Multivogue, žodžiu. Nusipirkau, niekad nebandžiau, tai yra nepigus malonumas, kainavo 10,23 € ir čia yra, kiek čia yra kilogramų, nematau. Žodžiu, tikrai nematau, kiek yra. Nesmė, šita dėžutė pilna. Aš manau, kad mums užteks vakarieniai. Tai va, ir ką, o aš pati, kadangi po sportų, tai galvoju, bus varškėčiai pats tas, kepsim oro gruzdintuvėje, tai turėtų būti skanu. Tai va, o tą paliksiu kol kas mašinai, draugeliai. Ir rytoj pažadinsiu vaiką, kad būtų staigmena. Bent jau tokia. Žodžiu, pas mus šiandien yra Aisčio gimtadienis. Ir jisai labai norėjo arbūzinio torto. Ir arbūzinio kaip tokio ieškojo nelabai gamina, tai darysim tiesiog iš arbūzo. Šį vakarienį jau pavalgėme ir čia iškart padarysim ir suvalgysim, bet vaikui, kaip sakant, norą turiu išpildyti. Tai turiu vynuogių, turiu šilauogių ir braškių. Kas iš to gausis, nežinau, užsiimsiu kūrybą. Mačiau internete, kaip daro. Pati esu dariusi kažkada labai seniai, bet bandysiu, kaip sakant, pakartoti. Tada žinau, kad labai viskas nesilaikė ir čiuožė. Tai pažiūrėsim, kaip šį kartą bus. Daryti tokį, ar daryti visgi pjauti, ir daryti 2 aukštų. Gal 2 aukštų? O kur kibiriuką padėti? Aš pašimsiu jį vėl.
Ir dar pabaigai apie buitinius dalykus, praktiškai iš tos pačios vietos. Šiandien atėjo iš Pigų užsakymas, tiksliau Brigita paėmė, atėjo kas? Atėjo keptuvė iš Pigų LT ir mes jau ją perkam gal 3 kartą. Tai yra būtent šita bolyrė Verona. Itališka, žodžiu, tinka indukcinėms ir ten nelimpantis ir visoks koks, nusėma rankeną. Realiai, kodėl aš ją turiu, aš turėjau dar ją ir jinai ten ir liko ir dar jinai yra naudojama ir turim name jau vieną naudojama, puikiai neparmušama ir dabar vėl nusipirkau, nes kita daug vėliau pirkta jau yra išmetimai, tai kitos firmos. Tai, žodžiu, labai esu patenkinta ir nusipirku ir galvoju, nėra čia ko blaškytis, nes kepa gerai, nesvyla ir jinai nėra pati lengviausia iš tikrųjų, bet labai patogu, kad ta rankena nusiema ir panašiai. Tai va, žodžiu, gal kažkas, kas labai stipriai nusimano, ten apie ją sakys, kad čia nieko gero, bet naudojimo bent jau prasme, tai tikrai labai super dalykas. Ir ta rankena tvirtai fiksuojasi ir indaplovį galima plauti. Tai, žodžiu, super duper. Labas rytas. Nežinau, kodėl aš norėjau įsijungti kamerą. Aš atsikėliau, realiai jau prabudusi esu daugiau nei valandą, bet varčiausi ir labai nenorėjau keltis. Bet šiandien švenčiam Aišio gimtadienį tikrą jo atšventėm, bet ta prasme su draugais ir taip toliau. Ir gimtadienis bus kaip parke. Jis išreiškė tokį norą, nors jau mes kelis metus šventėme visada namuose. Bet žiūrint į dangų, tai gal ir geras sprendimas ir iš tikrųjų reikia viską suruošti, pagaminti. Aš ten vietoj užsakinėsiu pizzas, bet vis tiek visokių užkandžių, susikrauti daiktus ir taip toliau. Ir dėl to keliuosi anksčiau, nors gimtadienis po pietų. Bet man žiauriai skauda galva 2 diena ir aš nesuprantu, kas yra va toj vietoj. Atrodo, spaudžia kaip su kokiam repliam, kaip nežinau, kas yra. Ir jau net pradėjau žiūrėti, ką šitų dalių skausmas reiškia, nes net atrodo sunku funkcionuoti. Bet kažkaip tai. Ir vėl eilinį kartą matau tapšnuoti kažkuo akiniai. Tai va, bet eisiu ir padarysiu ir pasitvarkysiu, nes vakar valgiau užkandžius, viską paliko vaikai. O aš tokia biški, kaip sakyti, su to savo skausmu, nes išgėriau vaistų, bet man toks jausmas, kad jie valandai padėjo. Nesu dar susidūrus taip, kad neveiktų, arba veiktų taip trumpai. Tai va, einu plauti akinių, nes labai nefainas jausmas, užsimečiau ir atėjau. Ir darysiu, ką gaminsiu, tai gaminsiu nuggetsus. Tuos, kaip jie vadinasi, vištienos iš krūtinėlės, tokias juosteles ar gabaliukus, dar nežinau, kaip iš juos tenai. Tada lavašo suptinukus, vaisių vėrinukus ir tiek atrodo. Tai nežinau, gaminimo, kadangi laiko nedaug, turbūt nefilmuosiu, parodysiu, ką sugaminom ar pastalą pafilmuosiu ir panašiai. Nes yra vis tiek bėda, kai reikia perdėlioti kamerą, kad matytųsi ten perjunginėti ir panašiai. Labai daug laiko susivalgo. Tai, sakau, parodysiu tik tai rezultatą jau tikėtina. Ir labai tikiuosi, kad praeisis galvos skausmas, nes man jau taip net sakau, net atrodo, kaip, nežinau. Čia nieko tokio, aš net pradėjau žiūrėti, koks būna migrenos skausmas, ta prasme, nes aš nesu, manau, kad nesu susidūrusi. Bet toks, sakau, labai nefainas. Tai va, tai dingstu, grįšiu saugiai. Žodžiu, nuo mano prisijungimo praėjo, nežinau, dabar 2, aš man atrodo apie 9 kalbėjau, kažkas tokio. Taip ir tą laiką surašta krūva maisto, nuvažiuota paimtas tortas ir vaikai padėjo ir viską susirašėm ir dabar pakuojamės, jau tuoj lėksim. Neskalbėsi vabalusis ir britai, nežinau, ar kaip dės triukšmas ir nieko nenufilmavau. Tikiuosi, kad parodysiu tenai, nes jau sakau, labai viskas su laiku. Ir supakavau, nunešiau į mašiną ir galvoju, pamiršau nufilmuoti, tai jau tikrai netrauksiu. Iš tikrųjų, nežinau, žiūrėsim, kaip ten gausis, planavau dar paimti galbūt picos vietoj. Tai nežinau, tortą paėmiau žiauriai gražus, tik aš tikiuosi, kad ten bus vėsu ir jis neišteš, nes jis toksai kreminis išoriai. Bet 2 valandos, tai gal kaip nors. Tai va. Bet šiaip tai galva praėjo skaudėti ir tas labai gerai. Su vaistais, aišku, ir paskui dar išėjau į lauką šiltnamį atidaryti, tai kažkaip matytas ir grynas oras kažką padarė. Žodžiu, viskas kaip ir gerai maudžia dabar, bet vis tiek nesuprantu, kodėl čia taip yra.
Bet šiaip bendroji sumoji būsena tikrai geresnė. Tai va, ir tada, žodžiu, to įlėksim ir bus padarytas dar vienas didžiulis darbas ir, kai sakant, atidirbta. Ir aš aiškiai sakau, gal tai kitais metais jau noriu su draugais į kokį kiną nueiti, nebedaryti, nes tikrai pasiruošimą ir realiai didžiąją dalį dariau aš viena pati. Brigita dirba, tai vaikai kažkiek padėjo ir tiek ten, sakykime, suverti mocarelos ir tuliukus su pomidoriukais arba vaisių daryti iešmelius. Tai va, bet šiaip didžioji dalis yra mano. Tai tikrai veikti buvo ką ir sakau, nu padaryti, biški ten. Ir žiūri, reikia rėkti. Tai va, dar siuntą pakeliui atsiėmė, bet gal paskui vėliau parodys. Tai va, nesiplėtoju iš tikrųjų, lekiam, nešu tortą, kad nepamirščiau ir bus įdomu, kaip ten kur prisiparkinti, kad kuo arčiau atnešti, nes mes tik tai 6 rankos, tai pirmyn atgal reikės keliauti daug kartų. Tai žodžiu. Žiūrėsim, kaip mums seksis. Tai va, aš tikiuosi, kad iš tenai aš galėsiu parodyti kažką ir kaip ten mums pavyko ir panašiai. Žodžiu, šiandienos mano darbas yra toks, nuimti visą šitą lentą iki pat galo. Nelentą tvorą, nes rytoj atvažiuoju griauti pamatą. O kad suprasti, pamatas yra va tokio gerumo. Tikiuosi gerai turėti gražią, tvarkingą tvorą. Nes čia tai baisu. Tai va, einu linksmintis. Nes čia va tvora tokios būklės yra. Va tokios. Sveiki. Aš įsikūriau terasui. Yra sekmadienis ir yra 6:30, tikiuosi kažkai girdit, nes kaip tik pakilo vėjas. Ir atsinešiau kompiuterį suredaguoti video, bet ką norėjau pasakyti? Tai norėjau pasakyti tai, kad va jau buvau duše, išsiploviau galvą, nes buvau murzina kaip velnias ir net kažkaip jau buvo noras viską mesti eiti greitai ir vos nevalioj pagulėti, nes tikrai atsukinėjom tvorą, rytoj atvažiuoju į griauti. Tai toj pusėje, kur rodžiau, visiškai tvoros nebėra. Čia jau irgi nebeliko, tai ta prasme tikrai, tikiuosi, kad čia viskas greitai bus ir bus tvora ir tada bus galima sudinti gėlės ten ir bus gražu ir tvarka. Ir galėsiu užsimti pasiruošimo mamų mugę ir taip toliau. Ir galų gale mokyklai vaikus apipirkinėti ir visa kita. Tai o kas dar? Dar tas, kad nusėmiau, užsidėjau tokį rūbą savo seną, mėgstamas šiaip per atostogas nešioju, namie niekada nenešioju, bet kažkaip dabar užsinorėjo atvirų pečių. Nieko aš aišku nenudegsiu jų, bet tiesiog, kad nebūtų tų petnešėlių. Ir kitas dalykas, man suprantu, kad reikia telefonui laikiklio kaip filmavimui, nes kartais reikia būtent jo, o aš neturiu jokio laikiklio telefonui. Ir reikia šitai kamerai aukštesnės kojos, nes aš jau užsidėjus ant maksimumo dėliuoti ten kokią knygą ar dar kažko nesąmonę. Ir toks įdomus dalykas nutiko, aš filmuoju vieną video su telefonu. Ir, žodžiu, buvo taip, kad įkeliu redaguoti ir stabdo. Garsas okei, bet stabdo. Kadangi bandžiau su nauju mikrofonu, gal čia mikrofono problema. Pasirodo telefono ir Sony Vegas ten, žodžiu, techniniai kažkokie parametrai nesueina. Ir čia yra normalu. Ta prasme, čia taip yra, čia ne pas mane kažkokia problema. Ir pasirodo, reikia tada įkelti kiekvieną video, reikia per specialią programėlę praleisti, kad sudėliotų ten tuos kažką. Neprisimenu net to žodžio. Ir viskas pasidaro. Tai iš tikrųjų ne faina, tai nes reikia, papildomas darbas. Tai va, dabar noriu suredaguoti jums video ir realiai sekmadienis baigtas. Ir nepasakiau, kitą savaitę visą aš būsiu namuose. Ta prasme, nes žiūrėsiu, kaip ten sekasi su tais darbais ir panašiai. Tai va, ir žiūrėsim, kas čia gausis, tai kiek aš video įkelsiu, kiek neįkelsiu ir ką aš padarysiu ir taip toliau nežinau. Nes vakar mes turėjom sūnaus gimtadienį, aš ten atfilmavau šiek tiek, bet realiai, kai nuėjom, ta prasme,
nuo to, kai užėjom į skaiparką, ta prasme, aš buvau, vis pirma žiūriai karštą, bet aš nesuprantu, ar karštą buvo man, ar iš tikro karštą, nes aš ten, nežinau, kiek kilometrų sulakščiau ir tik tai jau, kai buvo ruošiamas torto valgai, tai paėmiau, nufotografavau, nes iki toliai tiesiog nebuvo kada net telefono paimti į rankas, nes net man žmonės skambino, kai kurie, kur ten ateiti ir panašiai, aš net nemačiau, nes ten pastoviai kažkokiam judesį, kažkam kažką paduoti, paimti, nuvesti, pažiūrėti ten. Žodžiu, buvo sudėtinga ir džiaugiuosi, kad praėjo jau, nes vienai susitvarkyti, kaip bebūtų, yra sudėtinga. Ir, sakau, man gimtadienį, ta prasme, iš dalies ten vaikai išsivažinėjo, viskas greitai ir aiškiai ir viskas kaip ir okei, bet namie, ta prasme, tas tvarkymas, gabenimas man labiau patinka ir vienkartinių indų nereikia ir, ta prasme, kažkaip nežinau. Bet vaikas patenkintas, kitais metais sakė, gal jau eis su draugais į kiną, tai galvoju, gerai, gal jau nebereikės man kažką organizuoti. Tai va. Tai turbūt tiek, einu redaguoti, jeigu prisiminsiu kažką, tai dar prisijungsiu. Žodį noriu jums parodyti tą kitą gėlyną, bet pagal peržiūrą supratau, kad tokios temos nėra aktualios arba aš nemokėjau pateikti. Tai šito gėlyno tokio pat video nedarysiu, tiesiog parodysiu. Nėra jis nei kažkoks gražus, nei įspūdingas, ta prasme turėjo būti daug ir gėlių ir visa kita. Ir buvo jisai gražus tada, kai žydėjo glažutės, dabar žydė žydrūniai ir viena gailardija, šiek tiek levandų, daug čia raudonėlio ir Veronikos. Tai va, bet aš raudonėlį labai mažinu, viskas yra gerai, bet jo dabar priskyniau ir darysiu, džiovinsiu prieskoniams ir priskyniau mėtų, darysiu mėtų sirupą, tai va, žodžiu, tas gėlynas toksai tikrai nieko ypatingo. Čia buvo tas solinė aurinija, kur žydėjo, kraujažolė, čia mano sodinta Veronikos, kur ieškojo po visą Lietuvą realiai. Veronika ieškojo, kraujažolės radau. Tai va, bet yra tiek tų raudonėlių, man jų čia yra per daug ir man kažkaip norėtųsi, kad jie, nežinau, po truputį aš juos skinu šitam, kaip sakau, prieskoniam arbatam ar kažkam. Ir žiūrėsim, va čia, va, pavyzdžiui, žiūrisi labai gražiai man, bet tarkim čia toks betvarkėlį, norisi kažkokios tvarkos. Tai va, tai šitas gėlynas jisai, nesigauna taip kaip reikia, nors tu ką. Tai va, tai aš galvoju, kad kitais metais dar čia va kažkas bus galbūt. Va šitoj zonai kažkokia daugiau žiedų būtų, nes gailardija mano išauginta kažkodėl nenori žydėti, tai prasme tik viena žydė, o striukai irgi tokie labai keisti. Tai žodžiu, darbo dar nusimatau. Žodžiu, iš tvoros liko va tai va, atrodo. Ir čia irgi, kada nors čia bus gražus gėlynas. Tai žodžiu, darbelio reikalėlių 3 milijonai dar šiek tiek. Kol jūs talentos tvorai tvarkausi sode darže, čia buvo augo klerkštės agurklės ir kai kurios jau supuvo, išgriuvo, va čia dar likučių matosi, tai tas išrovę palikau dar tas, kurios žydė arba dar gali žydėti, tai reikia obuolius surinkti ir sutvarkyti, čia dabar viskas taip išgriuvę. Na ir tą progą noriu sutvarkyti, čia išrovę medetkas, mėtas surinksiu mėtų sirupų irgi.
Noriu biškį pasitvarkyti, nes, kadangi atostogos, tai reikia susitvarkyti visą daržą. Ir iš tikrųjų čia taip atrodo, aišku, čia nėra tik žolės, kaip matot, ir medetkos, ir krapai, ir mėtos, ir ten pupelės, burokėlė ir taip toliau. Bet bendroje sumoje iš tikrųjų yra labai daug ir žolių, ir žėlė viskas, bet, gal paskui parodysiu, jei nepamiršiu, kaip atrodo, kai sutvarkiau, nes dabar tik šito pusė, jeigu liks jėgų, dar ir čia patvarkysiu. Čia yra vieta irgi milijoną kartų. Ir ta galisonga, smulkiai žiedė, man atrodo, jinai tai augo kaip velnis, bet šiemet jau palyginti aš patvarkiau, tai prasme rovo daug kartų, tai tikiuosi, kad jos sumažės. Tai va, taip ir gyvenam. Girdisi fone daužo pamatą. Čia gyvenime taip žydė. Tik tai medetkos kažkaip šiemet nužydė ir nujuoduoja, kažkaip anksčiau taip nebūdavo, čia matosi, va, taip labai negražiai. Šitas irgi, manau, nurausiu, tada, kaip pasikraus trimerio bateriją, praeisiu gražiai, kad būtų tvarkingai visur. Žodžiu, tikslas, sakau, šitą sutvarkyti, bet pažiūrėjus į dangų, nepanašu, kad čia pavyks. Va, biškį gražiau, tvarkingiau, aišku. Per kamerą netrodo, kad čia baisiai kažkas stipriai pasikeitė, bet tikrai praravėta. Ir atrodo tvarkingiau. Medetko šiek tiek palikau, aišku, jos kai augo grūvom, tai atrodė visai kitaip, dabar truputį tokius vienišos. Ir kol kas šiandien su daržu baigsiu, reikia eiti prie tvoros. Ir dar yra žemuogių, matau. Sveiki. Žodžiu, seniai aš nesifilmavau, va tai va atsisukusi. Dabar be kepurės, tai nors saulės nėra, bet atrodo norisi prisimerkti. Tai va, žodžiu, kas vyksta, iš tikrųjų yra labai ramus rytas ir toks jau rytas jau 12 valanda. Aš seniai atsikėlusi, bet, žodžiu, išėjau į lauką ir pasodinau gėles, kur ten reikėjo išimti, kai kurias eisiu dar žiūrėti, kur dar kitas sukišti, nes sakė iš pradžių, kad tvorą padarys labai greitai, dabar matau, kad čia užtruks. Tai tos gėlės ten, savaitės būtų išgyvenę tenai, savaitės ten būtų išgyvenę, bet dabar užtruks ilgiau, tai tikrai neišgyvens. Tai žodžiu, ir įdomu pamačiau, kaip atrodo mano gėlynas. Tai iš tikrųjų buvo, aš nežinau, ar filmo buvo padarytas updėtas, plus pražydo mano jurginai. Tai pykit, nepykit, bet aš jau jums parodysiu. Tai vienas dalykas yra, kad žydi mano praspedijos, kurias reikia nuskinti ir pasidėti sausoms puokštėms. Kitas dalykas, pražydo šitie jurginai, nerealūs, iš tikrųjų, reikia nusifotkinti labai ir tas kontrastas labai gerai atrodo. Čia irgi jurginas, čia šitas darželinis iš sėklų išaugintas. Čia kanai ir taip toliau. Čia iš mažiukų kanų vat išaugo. Tai kaip ir super. Ir čia, žodžiu, pražydo mano meilį budlėja, kas žiauriai fainai. Ir čia drugelių, belenkiek dabar aš juos visus nuvaikiau, bet ir bičių ir drugelių, va, nenuvaikiau. Matot, kiek yra, matosi. 3 net sėdi. Ir va dar vienas atskrido. Va, žinai, realiai. Ir aš kaip prieš prieidinėjau, buvo dar daugiau, iš tikrųjų, tai, nerealiai. Aš galėčiau stovėti ir žiūrėti čia valandas, nes, žodžiu, nerealiai gražu. Tai va, ir pradeda žydėti astrai, kur sakiau, mažiukai turėjo būti. Greitų metu nurausiu šitą medetką, tai čia vėl kitaip vaizdai žiūrėsis. Žydė rudbekija, vienokia ir kitokia ten matosi nugriuvusi. Ir pasodinau tą ežiuolę, jinai žydė. Suruolė kažkokia man stovi, jinai vėl neauga. Žodžiu, kadžulė irgi nėra labai patenkinta. Čia nežinau, kodėl čia nepatinka. Kažkokia matyti vieta negera. Ir čia tos rudbekijos, kur mano irgi sėtos auga. Aš suprantu, šiemet nežydės arba žydės ten kokį spalį, jeigu neužšals. Bet, kaip ir gerai. Bet vaizdas jau artėja, dar čia fioletinis sužydės. Tai va, žiauriai gerai. O čia yra toksai, kaip sakau, kur paskutinė vieta rankos prieina. Tai čia reikėtų ten sutvarkyti, bet, žodžiu, čia dar bus visko, nes persisodins hortenzijos atgal ir va hortenzijos sužydo ir šitiem ir jis nespėjo. Bet sužydo mano cinijos, vaizdūnės, kitaip dar vadinamos, žydi melsvės. Iš jų, susodinau tokį bartelį. Tada čia auga irgi jurginai, bet kažkokie kitokie lapai vas juos ir kažkas labai cinijas valgo žiauriai. Tiesiog beprotiškai. Dar nesupratau kas, nes sraigių kaip ir nepasakyčiau, kad čia žvėriškai daug.
būtent šitoj zonai. Nors melsvės, bet kažkaip, nu nežinau, yra kaip ir visur. Ai, ir kažkas man įsegė skruzdėlį. Tai va, o šita, kuri pati gražiausia buvo hortenzija, jinai nežydi šiemet, matyt, tai nepatiko persodinimas, bet aš ją vėl persodinsiu, bet rudenį, tai gal tikiuosi kitais metais jau jinai žydės. Tai žodžiu, čia yra ta zona, kur vis vyksta, sakykime, sukišama kažkas, kur reikia kažkur padėti. Ir, ai va, ten dyvinukė ta vadinama, bet nežydėti nenori. Tai va, ir žodžiu, čia kada nors irgi sutvarkysiu, bet sakau, čia praeinu, žolės praraunu, kai turiu laiko ir tiek. Ir kažkokio grožio, Jėzus, kaip padipola. Ta prasme, kažkokio grožio stipraus nėra, nors visokios raigių nėra, yra viena kita, tokios kažkokios maižytės. Tai va, čia mano irgi cinijos išaugintos iš sėklų. Čia vienokios, čia kitokios, bet turėjau išdėti tokios dar mėtinės, nematau iš jų. Ar čia šitos margos tipos skaitos, nežinau.